Sveiki, aš Viktoras Jakovlevas, jūs žiūrite vidurdienio žinias ir šiandien turime vieną, bet nepaprastai svarbią temą. Leisdamasis Vilniuje sudužo kompanijos Swift Air krovininis lėktuvas Boeing 737, gabenęs siuntų bendrovės DHL krovinius. Mažiausiai vienas iš 4 įgulos narių yra žuvęs, dar 3 yra sužeisti. Tarp išgyvenusių yra ir įgulos narys lietuvis. Vieno iš sužeistųjų būklė yra kritiškai sunki. Ugniagesių vadas sako, kad prieš užsidegdamas Boeingas čiuožė kelis šimtus metrų, nuolaužos kliudė gyvenamąjį namą, kuriame tuo metu buvo 12 žmonių. Ne vienas iš jų nenukentėjo, dėl incidento buvo uždaryta svarbi magistralė Vilniuje. Ir policijos generalinis komisaras ir saugumo vadas teigia, kad dėl aviakatastrofos nereikėtų atmesti ir teroristinio akto versijos. Tačiau politikai ir pareigūnai pabrėžia, kad dabar laukia ilgas tyrimas ir dar per anksti kalbėti, dėl ko konkrečiai galėjo įvykti ši nelaimė. Tačiau lėktuvas Vilniuje nukrito tuo metu, kai vis dar vykdomas tarptautinis tyrimas dėl galimo Rusijos sabotažo. Iš Lietuvos buvo siunčiamos savaime užsidegančios siuntos. Buvo kilęs gaisras DHL sandėlyje Leipcige, Lenkijoje dėl tokių diversijų suimti 4 žmonės. Vokietijos politikai jau kalba, kad šios dienos įvykiai primena Rusijos sabotažą. Taigi apie viską išsamei dabar. Tai yra didžiausia aviakatastrofa Lietuvos istorijoje. Pirmoji civilinė aviakatastrofa Lietuvos istorijoje. Šiandien paryčiais, leisdamasis Vilniaus oro uoste, nukrito krovininis lėktuvas Boeing 737. Lėktuvas priklauso kompanijai Swift Air ir gabeno siuntų milžinės DHL krovinius. Boeingus skrido 4 įgulos